Taip. Gerai, tai šiek tiek biškį įvadui apie mūsų bendrovę SAR Union. Mes tokią turime bendruomenę, kuri jungia tiek mūsų kolegos ekspertus, tiek partnerius, tiek užsakovus, tiek užsakovų atstovus. Čia, jeigu gerai perskaičiau vieną vardą ir pavardę, matau, kad mūsų vienas kolega yra iš užsakovų atstovas, tiek kitus profesionalios ir tos srities profesionalus. Ir mes laikas nuo laiko organizuojam renginius. Prieš tai rengdavom tik tai po vieną renginį per mėnesį, tai dabar jau po vieną renginį į savaitę. Jeigu kolegos neduos sumeluoti, organizuojam renginius ir jie būna įvairiomis temomis. TIS2 direktyva, DORA, technologinio pažeidžiamumo vertinimai, įsilaužimų testavimai, rizikos valdymai, veiklos tęstinumas. Tai yra labai įvairių temų, kuriomis dalinamės. Tai mūsų galite sekti LinkedIn'e, turime savo profilį Advisory Union ir laikas nuo laiko mes įdedam taip pat į tinklalapį informaciją. LinkedIn'e galite matyti tiek apie mūsų pradėtus įgyvendintus projektus, tiek apie organizuojamus tam tikrus renginius, tokius kaip šito žinių pasidalinimo. Ten pat mes įdedam informaciją apie tai, kad yra paviešinta viena ar kita video medžiaga. Tai sekite mus, jeigu jums rūpi šitie klausimai. Tai dabar pabandykim susipažinti, aš truputį pats prisistatysiu, tada šiek tiek paprašysiu, kad jūs galbūt brūkšteltumėt, iš kokių organizacijų esate. Tai mano patirtis yra daugiau kaip 15 metų kibernetinio saugumo srityje. Advisory kompanija buvo įkurta dar 2012, nuo 13 metų pradėjom teikti informacijos kibernetinio saugumo valdymo paslaugos. Kaip įmonė šiuo metu koncentruojamės į tokias 3 veiklos sritis, tai yra rizikų veiklos tęstinumas, IT valdymo ir informacijos kibernetinė sauga arba to pačiu dar ir asmens duomenų apsauga. Tai 15 metų kibernetinio saugumo srityje, 10 metų rizikų veiklos tęstinumo valdymo srityje, esu ISACA narys nuo 2010 metų ir jau 3 metus esu Lietuvos standartizavimo departamento techninio komiteto TK89 pirmininkas. Mūsų komitetas atsakingas už 22301, 31 standartą ir kitų standartų priežiūrą. Ir mano sertifikatai, turbūt kuom pastaruoju metu gyvenu, tai mano tokia didžiausia koncentracija yra daugiau veiklos tęstinumo. Tai vienas iš tų esu, kurie mes įdėgiam 22301 visai nesenai į telecentrą, tai yra tas G-Cloudas, valstybinis duomenų centras. Dabar turim pasirašyti sutartį su didžiulė viena valstybės, netgi nacionalinio saugumo reikšmės įmonė, kur irgi taip pat diegsime standartą. Bet 27 000, 20 000 taip pat man yra pakankamai gerai pažįstami, nes turiu tiek auditavimo patirtį, tiek ir įdiegimo patirtį. Tai kas norit su manim susilinkedinti, galite nusiskanuoti iš karto. Šio susitikimo metu galite mane susirasti, pakviesti, aš visus akceptuosiu, galėsime būti draugauti ir keistis vieną ar kitą informaciją. Tai dabar, kad šiek tiek gaučiau grįžtamą ryšį iš jūsų, kadangi vis tiek kalbėsim daugiau apie DORA, apie finansų sektorių, tai gal paprašysiu, kad į chatą parašytumėt ne tiek kiek įmonės pavadinimą, bet daugiau iš kokio sektorius esate. Ar tai yra bankinis sektorius, ar draudimo kompanija, ar koks fintechas, ar panašiai, kad šiek tiek galima būtų orientuotis, iš kokių sričių susirinkot. Ir kitas dalykas, gal, jeigu nesunku būtų, parašykit savo poziciją, už ką jūs esate atsakingi. Ar tai esate compliance officeris, ar esate tas pats CISO, ar esate teisininkas, galbūt vadovai susirinkę ir panašiai. Tai leis suprasti kokią auditoriją ir turbūt tai auditorijai parinkti artimiausius žodžius arba terminus, kurie būtų suprantami jums. Tikslai 2. Pristatyti temos aktualumą ir motyvuoti veikti. Aš tipiškai sakau, kad tai yra mano 2 tikslai susitikimo metu. Dar šiek tiek prieš pradedant įžangą į pristatymą, Advisory šiais metais balandžio mėnesį su Krašto apsaugos ministerija pasirašėm paslaugų teikimo sutartį nurodytą ir jos objektas yra padėti kibernetinio saugumo subjektam pasirengti pagal TIS2 direktyvą arba taip vadinamą dabar kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo įstatymą. Ir mūsų šitos sutarties objektas yra pagal
kibernetinio saugumo įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus parengti gairias, kokias politikas, tvarkas turi pasirinkti organizacijos ir gairias toms tvarkoms. Tai yra, kaip jos turi būti parengtos tam, kad jos būtų tinkamos. Tai čia mes turim tokį Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą 818, tai jo pagrindu ir yra rengiamos tos gairės. Tai šiuo metu mes jau esame pilnai susiderinę sąrašą, kiek turėtų būti politikų, kiek turėtų būti tvarkų, koks preliminariai turėtų būti jų turinys, ir apie 60% tų gairių esame parengę. Kai parengsime, greičiausiai NKS paviešins tinklalapį ir sakė ne tik kibernetinio saugumo subjektam, bet ir kitiems rinkos dalyviams tam, kad būtų galima suprasti. Tai būtent šitą projektą mes, turbūt visas politikas tvarkas gairės mes rengiam daugiau pagal pasaulinę geriausią praktiką, pagal 27001. Ir kaip matysim, kalbant ir apie DORA reikalavimus, tai ta pati ES tolyn nukeliavo, jie pasinaudojo to pačių tarptautinių standartų 27000 standartų grupė ir iš ten atsirado tam tikri reikalavimai. Todėl šita patirtis mums ir leidžia konsultuoti, suteikti paslaugas ne tik kibernetinio saugumo subjektam, bet ir finansų sektorių subjektam, kuriems yra taikomi DORA reikalavimai. Tai pats DORA, taip, skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektorių reglamentas įsigaliojo jisai nuo sausio 17 dienos ir jisai yra taikomas pilna apimtimi, kas nesusidūrė galbūt teisinių žinių, jeigu yra tokių, kurie neturi, tai TIS2 direktyva, kuo skiriasi direktyva nuo reglamento, tai reglamentas yra tiesioginio taikymo, kaip ir bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, taip ir DORA jisai taikomas tiesiogiai nuo jo įsigaliojimo dienos, o direktyvos yra perkeliamos į nacionalinius teisės aktus. Tai TIS2 direktyva būtent ir buvo perkelta į kibernetinio saugumo įstatymo pakeitimo įstatymą ir jin tokia prarado galią. Kuo dar skiriasi, kad, pavyzdžiui, pagal TIS2 direktyvą kibernetinio saugumo subjektam yra numatytos tam tikros išimtis, pereinamieji laikotarpiai ir taip toliau, o DORA viso šito nenumato. Tai, ką aš pristatysiu šiandien šito susitikimo metu, jie yra taikomi jau pilna apimtimi ir turbūt jau gerus 5 mėnesius. Tai jeigu iš tiesų tarp jūsų yra tų, kurie dar galutinai nėra pasirengę reikiamas priemonės, tai iš tiesų reikėtų suklusti, nes jūs esate reguliuojami finansų sektoriaus ir Lietuvos bankas, skirtingai galbūt negu nacionalinis kibernetinio saugumo centras, yra labai aktyvus, labai reiklus ir kelia visiškai skirtingus reikalavimus negu NKS. Pats DORAs tikslas tai yra didinti ES finansų sektorių skaitmeninį atsparumą, stiprinant finansų įstaigų, IRT bei trečių šalių rizikos valdymą ir veiklos atkūrimą. Jo tikslai sutampa su TIS2 direktyva, mes šiek tiek paliesim, galbūt aš paminėsiu, kas skiriasi, kas ne. Ir netgi tie tikslai persipina ir su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Tai va, aš irgi šiek tiek paliesiu ir betarpiškai irgi susiję yra su MiCA. Tai yra kriptovaliutų paslaugos teikiantiems taip pat finansų rinkos dalyviams. Tai dabar šiek tiek panašumai, skirtumai, tai kaip ir BDARas, DORA yra tiesioginio taikymo. Skiriasi tuo, kad BDARas buvo daugiau principų visuma ir ten nebuvo prašyta, kokios turėtų būti organizacinės techninės priemonės. Tai daugiau valstybinė duomenų apsaugos inspekcija daugiau nustatė per tam tikras gairias, kurios yra rekomendacinio pobūdžio. O DORA skiriasi tuo, kad tai yra tiesiogiai aprašantis teisinis aktas ir yra netgi, matysim, techninių standartų, kurie yra lydimieji pagal DORA ir ten yra detalizuota, kas ką turi padaryti. Tai tuo skiriasi nuo BDARų. BDARas, aišku, daugiau yra asmens duomenų apsaugoje, o čia DORA yra daugiau kibernetinio saugumo, informacijos saugumo srityje. Su TIS2 direktyva santykis turbūt yra tame, kad jie buvo priimami vienu metu. Ir nors TIS2 direktyvoje tarp subjektų atsiranda ir finansų sektoriaus įstaigos, tačiau DORA patvirtinus ir netgi Lietuvos banko pozicija yra, kad jeigu subjektas patenka pagal DORA, jam pagal TIS2 reikalavimus įgyvendinti tokios pareigos nėra. Išskyrus tam tikras išimtis, kur aš paminėsiu, kad pavyzdžiui, kai kurie telekomunikacijų ir kitų ryšių tiekėjai arba tų kritinių paslaugų pagal DORA tiekėjai, jiems bus keliami reikalavimai netiesiogiai, bet per tiekimo grandinę.
Bet tie reikalavimai turbūt yra labai panašus, tik tai sakyčiau, kad DORA yra dar šiek tiek biški griežtesni, dėl to, kad tai, kaip aš sakiau, yra tiesioginio taikymo ir dėl to, kad tas kontrolės institucija Lietuvos bankas yra pakankamai aktyvi. Ir Mika tai nuo DORA skiriasi turbūt tuo, kad tai irgi yra tiesioginio taikymo, tik tai jinai subjektų ratas truputį yra mažesnis. Bet tie patys, kuriems galioja Mika, dar turbūt nei vieno nesutikau, kad jie nebūtų finansų sektorių, nes kriptovaliutos betarpiškai yra finansų sektorius, tai reiškia, šitie subjektai turi gyvendinti tiek DORA, tiek Mika reikalavimus. Tie reikalavimai yra panašus vieni su kitu. Ir šiek tiek DORA santykis su tarptautinė praktika, tai aš pasiėmiau tą patį 27 000 standartų grupę. Tai kaip aš ir sakiau, į DORA yra labai daug perkelta tarptautinio standarto 27 000 grupės nuostatų. Ir netgi, jeigu taip žiūrėti, ir techninių tam tikrų reglamentų, techninių, kuriuos yra priėmusi Europos Sąjunga, ten iš tiesų yra nemažai perkelta iš 27 000 standartų. Ir tokia geriausių rekomendacijų rinkinys, kaip vis dėlto gyvendinti tos pačius DORA reikalavimus, tai yra 27 000 standartų grupė, nebent reglamentuose Lietuvos banko reikalavimuose yra nurodyti visai kiti reikalavimai, tai aišku, jie yra taikomi aukštesnio pobūdžio, nes priminsiu, kad 27.1 standartų grupė tai yra laisvanoriška, prisimami tam tikri įsipareigojimai organizacijos įmonėm ir jie neturi tokio teisinio statuso, kaip turi DORA ir kiti reglamentai. Taip, tai subjektai pagrindiniai, o iš kokių institucijų prisijungia prie mūsų, Giedrė, jeigu tu paskaitytum? Aha, yra iš elektroninių pinigų įstaigų atsakingi vadovai, iš fintecho teisininkė, IT specialistas, CISO, vandentvarkos sektorius. Vandentvarkos, aha, tai vandentvarkos nepapuola, bet jiem irgi bus įdomu čia sužinoti. Taip, tai apie mūsų klientą aš ir kalbėjau, vandentvarkos. Gerai, tai finansų sektorius, tai pagrindinės turbūt yra tokios kaip ir 3 grupės, ką yra išskiria Lietuvos bankas, tai finansų rinkos dalyviai, toliau ir matysite tą sutrumpinimą FRD, tai bankai, mokėjimo įstaigos, fintech, investicinės bendrovės, tada antra grupė draudimo bendrovės, pensijų fondai, valdymo įmonės ir trečia tokia didesnė grupė vertybinių popierių biržų duomenų paslaugų teikėjai. Jiems DORA reikalavimai taikomi tiesiogiai. Dabar kritinių IRT paslaugų teikėjai, tai jiems netiesiogiai yra taikoma, bet per sutartinius įsipareigojimus. Kitais žodžiais tariant, finansų rinkos dalyviai turi jiems iškelti reikalavimus sutartyse ir jie tos reikalavimus turi įgyvendinti. Tai mano paminėti gali būti, kad IRT subjektai gali būti tie patys kibernetinio saugumo subjektai. Tai aišku, jiems bus paprasčiau, nes jie jau bus susitvarkę pagal TIS2 direktyvą ar kibernetinio saugumo įstatymą. Tačiau greičiausiai nemaža dalis bus ir tie, kurie nepateks po kibernetinio saugumo įstatymo. Tai jiems reikalavimus turėsite nustatyti jūs kaip rinkos dalyviai ir ten matysite, kad ne tik turite nustatyti reikalavimus, bet įsitikinti, kad jie juos įgyvendina. IRT tai čia plačiaja prasme, pradedant nuo domenų, telekomunikacijos ryšio operatoriai, programinės įrangos, aparatinės programinės įrangos teikėjai, prižiūrėtojai ir kiti, ir tie patys paslaugų teikėjai. Tai netgi CISO, SS Service, jeigu iš išorės turėt paslaugų teikėjus, jį lygiai taip pat patenka prie kritinių IRT paslaugų teikėjų. Ir turbūt dar viena finansinių subjektų teikimo grandinėje esantis dalyviai taip pat bus taikomi per sutartinius įsipareigojimus. Tai vėl gali būti ne su IRT paslaugom susiję, bet pavyzdžiui, jeigu kritinė paslaugos dalis yra jūsų sudėtinės įmonės dalis, ar tai būtų logistikos, ta pati galbūt netgi fizinės, pasakysiu, ir techninės apsaugos paslaugų teikėjai, jeigu jūs turite tam tikras fizinės patalpas, ar netgi turite tam tikrus fizinius serverius, duomenų centrus ir taip toliau, jie taip pat patenka prie to tiekimo grandinės subjektų, kadangi jiems taip pat turėsite kelti atitinkamus reikalavimus. Tai jeigu fizinė sauga, tai irgi lygiai taip pat turėti incidentų valdymo reaguoti ir taip toliau. Jeigu ten kitos, tai atitinkamai ir turėti ir kitus. Ypač veiklos tęstinumas, rizikų valdymas, tai yra vieni iš sudėtinių tų dalių.
Tai va tokie turbūt visas tas sektorius iš tiesų nėra mažas finansų sektorius, paimant dar visus kritinius IRT paslaugų tiekėjus ir tiekimo grandinės, tai čia susidarys tūkstančiais. Turim klausimą, Ernestai, jeigu galima, čia visai buvo tema, dėl DORA išimtis pagal 16 straipsnį, kam konkrečiai yra taikoma. Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos bankas savo rinkiniuose skirtingai aiškina. PVZ elektroninių pinigų įstaigos pilnos ar ribotos licencijos kategorizuojamos pagal apyvartą ir darbuotojų skaičių, ar ne? Tai tada du dalykai. Vienas dalykas tai yra, ar papuolat pagal DORą ar nepapuolat. Tai aš nenoriu būti pranašas, čia žinokit, tik tai Lietuvos bankui galite siūsti užklausimą ir Lietuvos bankas jums gali atsakyti. Niekas tokių sąrašų neturi. Lietuvos bankas yra priėmęs poziciją, kad visi finansų rinkos dalyviai, kurie atitinka kriterijus, jie turi įgyvendinti tos reikalavimus. Ir čia kaip ir mokesčių inspekcija turbūt paskelbė mokesčių įstatymą ir tavo yra pareiga suprasti, ar tu esi subjektas ar ne, ir tu turi imtis tam tikros iniciatyvos. Tai čia tik tai Lietuvos bankas. Dabar kitas santykis tarp TIS2 ir DOROS, kur aš paminėjau, tai čia dar iki galo nėra galutinai viskas pasisakyta. Lietuvos bankas su Krašto apsaugos ministerija dar iki galo nėra padaręs takoskyros, kad tie patenka tik po to, tie patenka tik po to. Nes, pavyzdžiui, mes turime tą pačią dabar Iltę kaip pavyzdys, kuris irgi pretenduoja tapti į nacionalinį Lietuvos banką, bet ir jis liktai ir skirto finansinės lėšas Lietuvos ir Europos, Lietuvos pagrindė turbūt. Tai jis irgi tokio yra tarp to, bet dabar jis yra tritinamas kaip kibernetinio saugumo subjekto pagal TIS2 direktyvą, bet greičiausiai jam turės būti taikoma ir DOROS reikalavimai. Tai tos takoskyros tarp TIS2 ir DOROS nėra, tik tai turbūt kaip iš teisinės pusės pasakysiu, DORA yra aukštesnio taikymo dokumentas, kaip yra tas specialus teisės aktas vadinamas, ir jis yra tiesioginio taikymo, ir jeigu prieštaravimas yra tarp DORA, pavyzdžiui, ir Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymo, tai reikėtų vadovautis vis dėlto DORA įstatymu. Tai jeigu jums yra taikomi DORA reikalavimai, tai jums neturėtų kelti reikalavimus, kurie yra numatyti kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimai. Nors, kaip aš sakiau, jie vienas su kitu prasidengia. Tai vienu atveju klauskit Lietuvos banko, jeigu yra tam tikra diskusija, irgi klauskit Lietuvos banko. Lietuvos bankas turi tiksliai jums atsakyti, ar jūs esat subjektai ar ne. Tik tuomet, kai Lietuvos bankas pasakys, kad jūs nesate subjektai, tada jūs jau galite užklausti nacionalinį kibernetinio saugumo centro ar KAMą, ar vis dėlto jūs papuolat pagal TIS2 direktyvą. Bet kita vertus, pagal TIS2 direktyvą NKS ir KAMas yra aktyvūs, jie siunčia visiems raštus ir kiekvienas gavęs raštą, tik tai gavęs raštą, jisai papuola pagal tą reguliavimą. Tai čia skirtingai negu DORA. Tai jeigu jūs Lietuvos bankas pasakė, kad jūs nesat subjektai, o jūs negavot rašto iš NKS, jūs galite iš principo nieko nedaryti. Gerai, einam toliau. Tai dabar, kaip aš sakiau, DORA yra tiesioginio taikymo ir su DORA atkeliavo ir labai nemažai tokių techninių reglamentų. Tai mes matom, kad yra atskiras reglamentas IRT rizikos valdymo priemonės, tada sutartinių įsipareigojimų trečiųjų šalių, incidentų klasifikavimas, valdymas, registrų šablonai, grėsmės ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra 6, kurie yra jau patvirtinti ir dar yra eilė techninių reglamentų, kurie bus eigoje. Jie yra dabar rengiami ir artimiausių metų paviešinti ir plus ES turi ir begalės kitų tam tikrų rekomendacijų, teko girdėti turbūt apie NIST tokį frameworką, tai jis irgi yra atėjęs iš ES, tai ten labai daug ką galima pasiskaityti. Tai DORA 5 pagrindiniai postulatai, kolonos, ant kurių stovi visą tą DORA. Tai yra rizikų valdymas, incidentų valdymas, testavimo reikalavimai, trečiųjų šalių valdymas ir informacijos dalymosi sutartis. Kaip Lietuvos bankas sudėlioja į lentynas, turbūt galite matyti iš jų konsultacijų ir iš jų pranešimų, jie dėlioja pagal techninius reglamentus, tai yra, jeigu techninis reglamentas yra incidentai, tada sudėlioja kokie ten reikalavimai, jeigu tai yra trečiosios šalis, sudėlioja atitinkamus. Aš pabandžiau visą tai sudėti į tokius 6 pagrindinius punktus, apie kuriuos ir paskui toliau diskutuosiu. Tai visų pirma, tai yra IRT saugumo valdymas,
savokos čia labai skirtingos, ten turime TIS2 direktyvų kibernetinio saugumo valdymą, čia informacinių ryšio technologijų, IRT saugumo valdymas. Tai savo turite užduoti tokį klausimą, ar turite politiką tvarkas, ar turite pasiskyrę atsakingus asmenys. Matysime, kokie yra reikalavimai. Tada antras yra rizikų valdymas. Tai savo turite užduoti, ar turite rizikų valdymo procesą, vėl aišku atsakingus asmenys, rizikų valdymo priemonių planą ir panašiai. Incidentų valdymas, IRT, tai yra plačiaja prasme informacijos kibernetinio saugumo įvykiai, incidentai, ir jeigu pagal 20 standartą dar tokia yra kategorija, tai yra IT kreipiniai ir problemos. Nes ne kiekvienas IT kreipinys ir problema gali būti incidentas, bet tipiškai sąlygoja irgi incidentų tapimo. Tai savo turite užduoti klausimą, visų pirma, ar turite incidentų valdymo planą, ar turite incidento valdymo grupę. DORA nedetalizuoja tokių dalykų, kad turi atsirasti saugumo operacijų centras, tai yra ar viduje ir išorės, kurie stebi, analizuoja logus. TIS2 direktyvai kibernetinio saugumo įstatymė tas yra reglamentuota. IRT veiklos tęstinumo valdymas ir testavimas, tai čia pagrindinis dalykas, pradeda nuo to, ar iš vis turite planus, ar turite atsakingus asmenis, tokius kaip veiklos tęstinumo, veiklos atkūrimo grupės narius, ar atliekate veiklos planų testavimą, ar atliekate kibernetinio atsparumo testus, penetration testingus ir taip toliau. 5. trečiųjų šalių valdymas, tame tarpe debesijos tiekėjai. Ir čia turbūt didžiausias skirtumas yra tarp DOROS ir, pavyzdžiui, lyginant su TIS2, o čia turbūt Juliui daugiau papasakosiu, kad Lietuvos bankas labai griežtai kelia reikalavimus trečiųjų šalių valdymui ir dabar jis yra priėmęs, reikalavimai yra numatyti taip, kad jūs pasirašydami sutartį su kritiniu paslaugų tiekėju turėtumėte atlikti jo rizikos vertinimą ir informaciją apie tokį tiekėją, su kuriuo planuojate pasirašyti sutartį, pateikti Lietuvos bankui ir tik tai gavę jo pritarimą galėtumėt pasirašyti sutartį. Tai Lietuvos bankas yra pasakęs, kad dabar pereinamajam laikotarpį to nereikia daryti, bet matysime tokių trečiųjų šalių registrai, jie privalo būti teikiami nuolatos bankui ir bankai netgi pateikti duomenis apie trečiąsias šalis ir bankas proaktyviai žiūrės, ar tos trečiosios šalis iš tiesų yra pajėgios suteikti tinkamas paslaugas. Ir paskutinis tai yra informacijos dalymasis, tai čia savo reiktų užduoti klausimą, ar esate pasiruošę dalintis informaciją apie grėsmes su atitinkomis institucijomis, tai bankas, Rega informacinė sistema, su kitais rinkos dalyviais. Ir dabar mes pasinagrinėsim tą kiekvieną žingsnį, ką vis dėlto reikėtų pasidaryti tam, kad atitikti DOROS ir Lietuvos banko atitinkamus keliamus reikalavimus. Tai pirmas yra finansų rinkos dalyvis turi parengti, pasitvirtinti politiką, procedūras, protokolus, taikyti priemonės, užtikrinti projektų pokyčių valdymą, fizinę apsaugą, organizuoti mokymus. Tai čia pagrindinis tikslas, turbūt ką jūs turite pasidaryti, tai sukurti, patvirtinti politiką ir tvarkas ir pasirengti ir patvirtinti atitinkamus priedus. Ir aišku, ten bus paskirti atitinkamus asmenys. Tai jeigu žiūrėti į IRT saugumo politikos tvarkos, tai techniniuose reglamentuose nėra keliamų konkrečių reikalavimų. Koks turėtų būti turinys, kiek turėtų būti tvarkų, kiek turėtų būti politikų. Nustato tik tai pagrindinės tam tikras taisyklės principus. Tačiau tam tikrais atvejais techniniai reglamentai labai detalizuoja. Pavyzdžiui, incidentų klasifikavimą jie nustato labai konkrečius reikalavimus, kad turi būti IRT incidentų klasifikavimo kriterijai, kad turi būti nustatyti slenksčiai, kurios peržengus laikomas didelis IRT incidentas, tada kriterijai slenksčiai, kurie turi būti taikomi klasifikuojant didelės kibernetinės grėsmės ir kriterijai, kuriuos taikyti kompetitingos institucijos turi siekdamas įvertinti incidentą pagal svarbą kitoms kompetitingoms institucijoms. Tai kurie reikalavimai yra pakankamai detalūs, o kai kurių išvis reikalavimų nėra. Dabar pagal tą praktiką, kurią mes esam sukaupę su to pačiu ISO 27001 ir netgi su Krašto apsaugos ministerijos pasirašę sutartį, tai mes esame pasirengę sąrašą tam tikrų politikų tvarkų. Kai mes Lietuvos banko išklausėm, tai jeigu mes parengtume sąrašą ir su jumis susiderintume tą sąrašą, jūs galėtumėt patvirtinti, kad jis yra teisingas, jie sako, ne, mes to nedarysim,
gal ateityje ir padarys, bet dabar sakė, ne, mes tiesiog žiūrime tai, ką jūs pateikėt ir vertinam, ar tose politikose tvarkos yra perkelti visi reikalavimai, kurie yra numatyti DORA ir mūsų nustatytos atitinkamas reikalavimas. Tai mes esam parengę tokį pavyzdinį sąrašą, kuris sudaro politiką ir 14 tvarkų. Iš principo pasirengus jį galima būtų laikyti, kad jūs atitinkat DORA reikalavimus, tik svarbiausia yra jų turinys. Tai dabar kas liečia dėl pačio turinio, tai turiniui reikalavimai nėra keliami išskyrus tam tikras išimtis, bet rengiant politikas tvarkas. Tai visų pirma, jūs turite perkyti visus techninius reikalavimus. Neužtenka to pateikti nuorodą į tai, kad yra kažkoks tai ten 24.5 techninis reglamentas ir ten yra numatyti reikalavimai, jūs turite juos persikelti. Antra vertus, jūs turite detalizuoti tos reikalavimus, ne tik numatyti, kad kas turi būti daroma, bet kas darys, kokiu dažnumu darys, kas tikrins rezultatus ir panašiai. Taip, paskirti atsakingus asmenis. Tai mes šiek tiek apie atsakingus asmenis dar pasikalbėsim, bet tipiškai tai prieigų valdymas, koks IT, informacinių sistemų administratorius, veiklos tęstinumo užtikrinimą gali būti veiklos tęstinumo, veiklos atkūrimo grupės, galbūt didesnės organizacijos turi veiklos tęstinumo valdymo koordinatorius, rizikų valdymo koordinatorius ir panašiai ir panašiai. Tai pas jūs, aišku, yra tie reikalaujami iš Lietuvos banko, kaip compliance officeriai, AML officeriai ir taip toliau. CISO netgi reikalauja tas pats Lietuvos bankas. Tai va čia reikia įsivertinti tą organizacinę funkcinę struktūrą, kad jinai būtų padengta. Ir pagrindinis turbūt dalykas, kad tos procesus jūs turite įveiklinti. Tai jeigu Lietuvos bankas iš jūsų reikalaus griežtai turėti trečiųjų šalių registrą, tai atitinkamai jūs turite pasirengti ir kitus registrus, kaip IT turto sąrašą pasirengti, prieigų valdymo matricą, aiškiai suvokti, kokius žurnalinius įrašus renkat, kur juos saugot, kiek saugot ir taip toliau ir taip toliau. Tai visas tas turi atsispindėti jūsų politikoje ir tvarkose, kurias jūs turite pasitvirtinti, ir ten pagal Lietuvos banko reikalavimus pateikti. Vienu atveju, kai jau esat rinkos dalyvis, galbūt Lietuvos bankas tik tai tam tikrų atvejų prašys pateikti, bet tie, kurie turbūt prašo suteikti leidimą užsiimti tam tikrą veiklą, tai Lietuvos bankui turbūt reikės pateikti visą paketą, atvykti gyvai, pristatyti, papasakoti, kaip pas jūs vyksta visi šitie procesai. Taip, finansų rinkos dalyvis privalo paskirti už saugumo rizikų valdymą atsakingą darbuotojais. Ir čia šiek tiek aš padetalizavau, kurios yra pagrindinės tokios pozicijos, šiek tiek apie kitas aš kalbėjau, tai pats pagrindinis turbūt asmuo, aplink kurį turi suktis, tai turi būti ir saugumo vadovas, rizikų valdymo ekspertas, kaip jūs jį pavadinsite. Angliškai tai tipiškai arba ta abbreviation yra CISO, Chief Information Security Officer. Ir vėl, DORA leidžia oficerį turėti iš vidaus ir pirkti kaip paslaugą, kaip CISO-se service paslaugą. Turint viduje, jūs turite įsitikinti, kad jis atitinka nustatytus reikalavimus, patirtis ir visa kita. Perkant paslaugos, jūs turite įsitikinti, kad paslaugų tiekėjas užtikrintų tuos reikalavimus. Ir tas paslaugų tiekėjas bus lygiai taip pat tų trečiųjų šalių sąraše kaip vienas iš kritinių paslaugų tiekėjų. Antra labai svarbi sritis yra incidentų valdymas, nes, kaip aš sakiau, incidentų valdymas, matyt, yra ta 5 kolona, ant kurių laikosi visas DORA-tas reglamentas. Tai incidentų valdymo grupė turėtų būti sudaryta taip pat iš vidaus arba iš išorės. Kibernetinio saugumo įstatymas netgi detalizuoja, kad turėtų būti saugumo operacijų centras, kaip NKS sako, visi turėtų būti įsokinti, DORA to nesako, bet incidentų valdymo grupė, tai mes suprantam, yra tie, kurie renka, analizuoja žurnalinius įrašus ir priima sprendimus, ar tai yra vienas ar kitas incidentas ir atiduoda informaciją sprendimą priimantiems asmenims. Tai viskas tai sukasi apie incidentų valdymo grupę. Taip pat veiklos tęstinumas irgi vienas iš tų kompleksų yra komponentų, ant kurių laikosi. Ir čia jau turi būti veiklos tęstinumo ir atkūrimo grupės nariai paskirti, kurie tiksliai žinotų, ką reikia daryti. Kuo skiriasi tęstinumas, tai tie grupės nariai, kurie užtikrina tęstinumą ir pasirengimą ir atkūrimo įvykus tam dizasteriui arba įvykiui, tada jau atkūrimo valdymo plane numatytus veiksmus atlieka atkūrimo grupė.
Gal dar užduosiu klausimą visiems sureaguoti, vat kaip jūs dabar matot pagal doros reikalavimus, ar jūs jau turite pasiskyrę tą patį galbūt CISO, ar turite išsisprendę klausimą dėl incidentų valdymo grupės, čia gal net įdomu, jeigu parašytumėt savo nuomonės, kokį variantą vis dėlto pasirinkot, ar turit pas save ir vadinat incidentų valdymo grupę, ar vis dėlto perkat paslaugas iš saugumo operacijų centro. Tai vat, jeigu šiek tiek biški padetalizuotumėt, ką esate pasiskyrę ir turbūt dar pagrindinis klausimas būtų, kokie iššūkiai buvo. Tai aš suprantu, kai kurios įmonės yra pakankamai mažos, ten įsivaizduoju, kad ir 30-40 žmonių ir pasiskirti dar ir veiklos tęstinumo ir atkūrimo grupė ir tos yra sudėtinga, bet Lietuvos bankas tai prašo. Tai irgi, jeigu įžvalgą savo parašysite, būčiau labai dėkingas. Gerai, toliau. Vienas iš reikalavimų yra numatyti, kad turi būti organizuojami informacijos saugumo mokymai. Tai turbūt pagrindiniai čia tokie žingsniai yra, turite supažinti darbuotojus su DORA reikalavimais, tai yra kokie yra numatyti reikalavimai ir turbūt pagrindinis tikslas supažindinti su politikomis ir tvarkomis, kurios yra priimtos ir kurios pas juos galioja. Kitais žodžiais tariant, tiksliai žinoti, kas ką daro, jau nekalbant apie to, kad atsakingi asmenys turi ne tik žinoti, ką jie turi daryti, bet turi turėti kompetenciją ir turbūt apmokyti taip pat ir juos yra svarbu. Neužtenka turbūt įrašyti kokį darbuotoją, kad jis yra veiklos tęstinumo ir atkūrimo grupės narys, ar netgi incidentų valdymo grupės narys ir nesuteikiat jam žinių, kvalifikacijos, net ir įrankių, tai turbūt labai sudėtinga tikėtis, kad jis atliks tos veiksmus tinkam. Ir ką mes rekomenduojam, tai nuolat tikrinti jų žinias ir įgūdžius, kontroliniai klausimai ir testavimas, ypač tokie kaip socialinės inžinierijos testai, tai taip pat prasiverčia. Turbūt, kas yra svarbu, kad tie mokymai turėtų būti dokumentuojami, jūs turėtume turėti visus įrašus apie tai, kad darbuotojai atsakingi asmenys yra praėję atitinkamus mokymus ir Lietuvos bankui reikalaujant, jūs gebėtume tai pateikti. Bent neįskaičiau, o pavyzdžiui, pagal TIS2 direktyvą, tai yra nustatytas reikalavimas, kad organizacijos turi pasirengti ataskaitas ir saugoti jas 3 metus. Tai aš manau, kad kažkur tai rekomendacijose greičiausiai iš tiesų atsiras, kad lygiai taip pat apie mokymus ataskaitas jūs privalėsite lygiai taip pat saugoti tam tikrą terminą. Ir taip, toliau, su paslaugų tiekėjais aš šiek tiek paminėjau, tai yra labai svarbus kolonom, kurio laikosi ir čia Lietuvos bankas teikia didžiulį dėmesį ir netgi yra atskiras techninis reglamentas. Tai pagrindinis dalykas, turite pasirengti registrą, tas registras turi būti tinkamai parengtas, turi būti laiku atnaujinimas ir panašiai. Nustatyti reikalavimus visoms trečiosiom šalim, kurio teikia IRT kritinės paslaugas, tai reiškia, į sutartinius įsipareigojimus jūs turėtumėt perkelti tam tikrus reikalavimus. O jeigu žiūrėti visą grandinę, pirmą turėtumėt kelti kvalifikacinius reikalavimus, kad jie turi pajėgumus, galbūt net ir tam tikrus standartus sertifikatus, kaip 27.1 arba 20. Tada pasakyti, kad jūs kelsite techninius reikalavimus, apibriežti techninėje galbūt specifikaciją, ar bent prieš sutartinius, kad jie susipažintų ir nebūtų surprise. Tai, pavyzdžiui, incidentų valdymas toks, pranešimai apie incidentus, tai vieni iš privalomų reikalavimų, ir priklausomai nuo paslaugos, gali būti reagavimo laikai, gali būti incidentų, problemų šalinimo laikai ir taip toliau. Įskaitant ne tik tiekėjus, bet ir jų subtiekėjus. Taip. Ir pagrindinis dalykas, turėsite įtvirtinti nuostatas, kad jūs turite teisinę atlygintinai gauti informaciją apie tai, kaip jie įgyvendina reikalavimus ir netgi patys savarankiškai ar pasitelkdami trečiasias šalis galėtumėte atlikti auditus arba reikalauti, kad jie atliktų auditus. Aišku, jie gali skaičiuoti paslaugų kainą. Viskas tas yra detaliai aprašyta techniniuose reglamentuose. Ir pagrindinis dalykas, kad per Lietuvos bankų jūs turėsite pateikti visą informaciją apie registrą per REGA informacinę sistemą, detalų ir ateityje, kaip aš sakiau, greičiausiai bus taip, kad norėdami pasirašyti sutartį su kritinės paslaugos teikėjų, jūs dar turėsite gauti Lietuvos banko patvirtinimą apie tai, kad tas teikėjas yra patikimas ir gali užtikrinti tas paslaugas. Čia yra labai stiprus, svarbus labai momentas.
finansų rinkos dalyvės periodiškai turi atlikti įsiskverbimo testavimus, kad būtų įvertintas sustiprintas skaitmeninis atsparumas. Ir čia testavimai yra aprašyti, kuom turi būti grindžiami, tai yra Threat Penetration Testing. Ir Lietuvos bankui turėsite pateikti kibernetinių grėsmių ataskaitą apie tai, kokios yra nustatytos saugumo spragos, kokių jūs ėmėtės veiksmų tam, kad užtikrintumėt tų saugumo spragų pašalinimą. Ir čia, tam, kad visą tai daryti, atsiranda prieš tai programinės įrangos ir konfiguracijų valdymas. Tai reiškia, jūs turite arba patys atnaujinti programinį įrangą arba reikalauti trečiųjų šalių tiekėjų, kad jie laiku atnaujintų, tada skanuoti tinklus savo priemonėmis arba nepriklausomų auditorių, tada fiksuoti saugumo spragas, šalinti jas ir dokumentuoti atliekamus veiksmus ir Lietuvos bankui informuoti, kaip jums tai sekasi. Ant kiek bus Lietuvos bankas aktyvus, jisai yra pakankamai aktyvus, ar turės techninių žinių, gal ne, bet iš tiesų pasižiūrės, ar pas jūs kokios yra saugumo spragos. Netgi mes turim patirties, kad tam tikri dalyviai veikiantis ir finansų sektoriuje turi reikalavimus iš užsakovų kiekvienais metais, pavyzdžiui, atlikinėti savo infrastruktūros skanavimus, atiduoti ataskaitas ir patiduoti priemonių planų šalinimo, kaip jie šalina tas saugumo spragas. Esam ne kartą atlikę tokius pačius skanavimus ir jie tas ataskaitas atidavinėja užsakovam. Finansų rinkų dalyvius reguliariai kartą į metus turi atlikti rizikų vertinimą, parengti ataskaitą rizikų valdymo priemonių planą ir Lietuvos bankas turi teisę reikalauti rizikų valdymo kopijas. Apie rizikų vertinimą aš daug neapsistosiu, žinau, kad Lietuvos bankas jau ir prieš tai turėjo eilės reikalavimų susijusių su operaciniam, su finansų rizikom ir taip toliau. Tai yra dar vienas rizikų sritis ir tai saugumo valdymas. Tai čia turbūt nieko naujo nepasakysiu, kad reikia rizikų vertinimą atlikti, reikia rizikų valdymo priemonių planą atlikti, įgyvendinti, įstebėti. Lietuvos bankas bet kada gali paprašyti jūsų ataskaitos, eigos statuso ir taip toliau, kad įsitikintų, kad visos rizikos susijusios su IRT saugumu yra tinkamai įgyvendinamas. Ir turbūt dar vienas iš tų kolonų, kur buvo, tai kalbėjo apie veiklos tęstinumo, tai jūs turėjote veiklos tęstinumo planus operacinių rizikų galbūt arba rizikų veiklų. Žinau, kad Lietuvos bankas dabar prašo ir kitus planus, kad jeigu pas jūs vis dėlto užsidarinėja verslas, kaip jūs išeinate iš to verslo, tai čia vienas iš tų turbūt dar pagrindinio arba nepagrindinio, dar vienas iš tų specializuotų planų, tai yra visi IRT valdymo planai. Ir čia esminis momentas, reikia turbūt suprasti, kad kai kas pas jūs veiklos tęstinumą greičiausiai užtikrins jūsų paslaugų teikėjai, nes turbūt didžioji dalis finansų sektoriaus, įskyrus ten galbūt bankai, draudimo kompanijos ir taip toliau, neturi savo vidinių resursų. Tai visas veiklos tęstinumas turės būti perkeltas ant paslaugų teikėjų, bet vis tiek jūs turite pasirengti planus ir suprasti, ką jūs atstatote sutrikus informaciniai sistemai ir ką atstato paslaugų teikėjas ir kokius reikalavimus turite kelti paslaugų teikėjų dėl veiklos atstatymo. Ir organizuojant pratybos, turbūt reikia ir galvoti, ar tos pratybos užteks, kad jūs vieni pasidarysite tas pratybas, ar tai daryti su paslaugų tiekėjų, kad aiškiai suprasti, jeigu sutriko tam tikra informacinė sistema ar konkreti paslauga turinti galbūt aplikacijas ir kitus komponentus, ar tas paslaugų tiekėjas gali pilna apimtimi atstatyti programinę įrangą, aparatinę įrangą, tas pačias duomenų bazės ir panašiai. Ir incidentai irgi tas pats labai svarbu, tai mes čia turime techninius kelis net reglamentus, kur yra detaliai aprašyta, kad dideli incidentai turi būti pranešama apie juos, mes turime laikus net numatytus, aš dar atskiras raidę parodysiu. Tai čia papildomai dar kas yra įdomiai parašyta, kad galima pranešti apie didelius incidentus. Privalote pranešti apie didelius incidentus, bet savanoriškai galite pranešti apie grėsmes. Kas turime omenyje grėsmes, tai kai aš kalbėjau, kad, pavyzdžiui, skanuodami jūs nustatot, kad yra tam tikras saugumo spragos ir dėl to kyla grėsmės, tai jūs turite teisę pranešti Lietuvos bankui apie tai, kad jos yra ir kokių jūs veiksmų imatės. Visi incidentai, visa informacija, kaip ir minėta anksčiau, turi būti keliama į regatą sistemą. Lietuvos bankas kol kas
neturi galimybės tiesioginės sąsajos dėl incidentų perdavimo, tai galima kelti, kol kas pateikinėti įvairia kita forma. Greičiausiai ateityje paleis arba web aplikacija ar IP bus kažkoks, kur bus galima tam tikrų formatų automatizuotai atiduoti informaciją apie tam tikrus incidentus. Ir čia yra laikai, tie laikai yra pakankamai trumpi, 4 valandos nuo reikšmingo incidento nustatymo, 3 darbo dienos 72 valandos nuo pirminio pranešimo ir per mėnesį turėsite pateikti ataskaitas apie jeigu pirminis tai yra pranešimas apie incidentą, 72 valandos, ką jūs padarėt su to incidentu, kaip pavyko suvaldyti, kokios galbūt pasiekmes yra, kokia žala, tai per mėnesį turėsite pateikti ataskaitą, kaip jūs suvaldėt pilnai incidentą ir kaip, kokių ėmėtės atitinkamų veiksmų. Tai tiek būtų iš mano pusės. Gal turėtumėt gyvai kokių klausimų, kuriuos galėčiau atsakyti. Gerai, matau, kol kas klausimų nėra, tai klausimus dar galite rašyti į chatą, aš jau galėsiu pats matyti tiesiog į klausimą ir jį atsakyti, kol Vilmantė pristatys savo dalį. Jeigu turėsite klausimų, galite juos siųsti mūsų organizatoriam, tai mes mielai atsakysim vienus ar kitus klausimus, o visada galite pasilinkinti mane LinkedIne ir mes galėsim asmeniškai pabendrauti. Tai tada, Rimantė, atiduodu žodį tau. Tai antra dalis yra, kaip visą tą atitikti galima pasiekti automatizuotomis priemonėmis. Taip, ačiū Ernestai. Tai gal prieš tai dar trumpai prisistatysiu ir papasakosiu apie tai, ką mes ir darome Trasguru. Tai aš esu operacijų ir produkto vadovė Trasguru įmonėje. Pati Trasguru gyvuoja 5 metus ir viskas prasidėjo nuo BDARO atitikties sistemos. Tai čia buvo tikslas mažoms ir vidutinėms įmonėms užsitikrinti tą atitikti be teisininkų pagalbos. Ir tai čia vyksta tokiu principu, kad užpildome auditą ir tuomet pagal gautus atsakymus sistema sugeneruoja visą dokumentų paketą reikalingą įmoniai. Aš šiaip gal ir pasidalinsiu iš tiesų ekranu ir parodysiu, kaip tai atrodo. Tai kaip sakiau, tai tas automatizacijos procesas vyksta, kai užpildome auditą ir tuomet mes palei tuos gautus atsakymus sugeneruojame automatiškai visą dokumentų paketą, kuris yra reikalingas įmoniai ir sistema pateikia žingsnius, ką reikia įmoniai įvykdyti, kad atitiktų visus numatomus reikalavimus. Ir kadangi pastebėjome, kad toks modelis puikiai veikia, tai taip mes pradėjome kurti ir plėsti sistemą skirtą pradžiai TIS2, dabar jau ir DORA reglamentų įgyvendinimui. Žinoma, kad DORA reglamentas yra daug didesnis ir sudėtingesnis negu BDARO, tai reikalauja ne tik tų patvirtintų dokumentų, bet ir apima techninės priemonės, papildomų žmogiškųjų išteklių, tai ir mūsų ta sistema skirta DORA ir TIS2 yra jau didesnė ir turi daugiau modulių. Tai kol kas, tiksliau dabar esame tai DOROS sistemai, atitikties sistemai išskyrę tokius pagrindinius modulius kaip tvarkų generavimas, atitiktis, rizikos vertinimas, rizikos valdymo priemonių planas, tolimesnių žingsnių ir jų valdymo planas ir taip pat darbuotojų informavimas. Taip pat mes šiuo metu vystom ir veiklos tęstinumo ir DORA trečiųjų šalių valdymo modulį, tai čia tie moduliai atsiras mūsų sistemoje neužilgo. Ir pasidalinsiu dabar, kaip atrodo mūsų sistema skirta DORai. Tai pirmiausiai, nuo ko mes apskritai viską pradedam, tai yra susižiūrime, kokias įmonė tvarkas ir procesus turi. Tai mes čia generuojame dokumentus atlikdami auditą, tai panašiai kaip ir rodžiau BDARO sistemoje. Tai
Jeigu pasimtumėm vieną pavyzdžių, tai mes turime patvirtintą šabloną, kurį rekomenduojame įmonei turėti ir įmonė tuomet jau palei savo turimas tvarkas ar ten dalis užsipildo klausimyną ir tuomet mes jau tuos dokumentus ir tvarkas jau automatiškai pritaikome pagal įmonės tvarkas ir procesus. Ir tuomet užsipildome visas tas tvarkas, taip pat įmonė gali įsikelti ir savo organizacijos viduje patvirtintas tvarkas ir gali nenaudoti mūsų, jeigu galvoja, kad yra jos galbūt labiau primtinas arba papildomų turi, tai gali ir padaryti mūsų sistemai. Tai tuomet antras modulis yra atitikties, tai tas tvarkas, kaip minėjau, gali įmonė pildytis dviem būdais. Tai yra arba tvirtintis ir pildytis mūsų sugeneruotas ir siūlomas tvarkas, arba kelti savo įmonės viduje patvirtintas tvarkas. Tai tokiu atveju mes prašome sistemoje sužymėti tas tvarkas, kurias generavosi ir tuomet mes tom tvarkom, tai čia va pažymime, kurias tvarkas mes generavome sistemoje, tai tokiu atveju mes jau žinome, kad įmonės tvarkoje yra užtikrinti visi reikalingi punktai ir jie yra aprašyti, o tiem, kurios tvarkos, kurių nesigeneravo per mūsų sistemą, prašome atsakyti klausimus, ar tos tvarkos, ar tose tvarkose yra visos reikalingos dalis tom tvarkom atitikti. Tai užsipildę tuos klausimynus, mes sugeneruojame ataskaitoje, kurioje jau galime matyti, kokių dalių trūksta iš atitikties tvarkų ir organizacinių procesinių dalių. Ir tuomet mes galime sukurti tom trūkstamom dalim užduotis, kad juos pašalinti. Tai čia yra mūsų atitikties modulis, toliau turime rizikos vertinimą, tai čia yra toks pusiau automatizuotas procesas, čia turime platų pažeidžiamumų ir priemonių sąrašą, kurį mes siejame su turtu, kuris yra tipiškai fizinis arba virtualus. Tam turime ir atskirą skiltį turtą, kur įmonė gali pildytis savo įmonės viduje turimas techninės ir virtualias turto priemonės. Ir tuomet tuos, kaip minėjau, pažeidžiamumus mes atrenkam tokiais paprastais klausimais. Yra ar nėra įmonėje tų pažeidžiamumų ir priemonių ir tuomet mes sugeneruojam rizikų tikimybės. Tai čia jau kiekvienas klientas turi pats įsivertinti tą rizikos poveikį organizacijai, tai mes prašome įvertinti nuo 1 iki 5, kaip mano, koks būtų poveikis. O tikimybę mes esam automatiškai paskaičiavę palei tai, kokios tipiškai yra tikimybės, bet gali nutikti toks atvejis, kad įmonė, nežinau, turi savo specifinių dalykų, dėl kurių sako ne. Pavyzdžiui, mūsų šitai rizikai tikimybė yra ten mažesnė ir gali tuomet užsipildyti. Ir taip pat įsivertinus tą poveikį nuo mažo iki aukšto, paskui įmonė ir gali skirstyti užduotis ir dėliotis planą, kurios užduotis vykdyti ir kurios pažeidžiamumus yra pirmo prioriteto būtinybę šalinti, kas galbūt gali palaukti ar būt pratęsta kitais metais. Tai DORA reglamentas reikalauja, kad šis vertinimas būtų periodiškai atnaujinimas ir susietas su priemonėmis, kurių imamasi saugumui užtikrinti. Ir tai tos rizikos ir pažeidžiamumai paskui matome ir rizikų valdyme, kur, kaip minėjau, galima kurti užduotis. Tai čia gauname visą tą sąrašą rizikų, kurios yra siejamos su pažeidžiamumais ir tuomet galime kurti užduotis, priskiriant darbuotojams, kas yra atsakingas už tų trūkumų šalinimą. Ir tuomet mes gauname
rizikų planą, kuriame jau yra sudėliotos rizikos ir planas, kuris turi būti jau teikiamas ir Lietuvos bankui patvirtinti, kad mes turime planą, kaip mes tas rizikas šalinsime, o tos visos rizikos, pažeidžiamumai ir priemonės taip pat pas mus yra atvaizduojamos jau rizikų matricoje, tai čia matome visas rizikas su pažeidžiamumais ir priemonėmis, kur išskiriam nuo labai aukštos ir labai žemos rizikos ir čia klientas jau gali tada ir matyti savo visas rizikas ir galvoti, nu, gerai, mes čia turim labai tokį galbūt platų sąrašą su visomis rizikomis. Šiais metais neturime galbūt pakankamai išteklių ir finansinių, ir žmogiškųjų visoms spręsti, reikia prioritizuoti, tai įmonė gali įsivertinti, kad galbūt vidutinė rizika reikalauja didelių finansinių išteklių, tai mes šią riziką priemam priimtiną šiais metais ir tuomet rizikų plane tai pirmų metų tame sąraše neatsiras ir tuomet jau kitais metais jau vėl bus priminimas, kad šios rizikos yra likusios ir prašome peržiūrėti. Ir tuomet mes turime ir pratybų dalį ir darbuotojų informavimą, tai darbuotojai turi galimybę automatiškai gauti laiškus su užduotimis ir tais dokumentais, kuriuos turi peržiūrėti, susipažinti ir pasirašyti. Tai mes turime tokias skiltis dokumentai susipažinti, per kurią gauname ir siunčiame dokumentus, arba galime kurti užduotis ir jas priskirti skirtingiam žmonėm. Taip pat mes turime ir žurnalą, kuriame ir saugome visus logus, nes ir pats DORA, kaip reglamentas reikalauja, saugoti tą informaciją, kad būtų atsekamumas. Ir kaip minėjau, tai dabar mes dar ir baiginėjame veiklos tęstinumo modulį ir išteklių valdymo strategijos modulį ir turbūt čia tokie ir yra pagrindiniai mūsų